Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano laida Mama Plius. Šiandien laidoje kalbėsime apie motinystės kainą, apie kurią dažnai nutylime, apie tai, kad ir mamos turi teisę būti pavargusios ir ką daryti, kad galutinai neprarastum savęs. Vieniem atrodė, kad man reikia vaikų teisės iškviesti, nes man su galva negerai, kad aš tokius dalykus kalbu, bet tikrai ne vieną kartą supdama vaiką lovai, atsisėdus ant krašto, galvojau, kur garažiai yra šniūras padėtas. Toliau laidoje svečiuosis tiesiog Lietuvos policijos legenda Dalius Mackela. Su juo kalbėsime apie vaikus, kaip padaryti, kad jūsų vaikai netaptų aukomis, kaip su jais kalbėtis ir kokius ženklus turėtume pastebėti. Matėm, kad jinai pasikeitus, bet sako, jau ketvirtokė, pagalvom, kad jau gal tokia didesnė, kažkokia brandesnė tokia. Ir kažkaip taip gavosi, kad, jau sako, kažkur prasileidom labai stipriai. Tai sugrįžti paskui buvo labai sunku, nes jinai sulaukus 11 metų mergaitė planavo savižudybę. Turbūt nesuklysiu sakydama, kad kalbėsim apie tai, ką privalėtų žinoti visi tėvai. Likit su Mama Plius. Labai džiaugiuosi vieta, kurioje šiandien esu, nes Mama Plius pirmiausia yra apie mamas. Ir šiandien šalia manęs mama, kuri yra labai daug plius. Plius 2 vaikai, plius vyras ir plius didžiulis verslas. Ieva Morkvienė, labas rytas. Labas rytas. Gal mes ir pradėkim, nežinau, mes pažįstamos įvairiais formatais. Taip. Ir šiandien tema, dažniausiai visos moterys, mamos, vis ir šią laidą taip darau, bandydama priminti, kad nereikia sakyti, kad esu verslininkė, ten kažkokius savo profesijų pasiekimų valdinti. Taip. Ir tik pridėti. Ir plius esu mama. Taip. Būt mama yra didžiulis darbas, apie kurį ne visos drįsta pasakyti, kad gali būti sunku. Taip. Ir gal mes nesakykim, kad Ieva Morkvienė yra plius verslininkė, bet pradėkim nuo to, kad tapot mama. Taip. Ir 2 vaikų. Taip. Kas tada pasikeitė? Ar tada dar verslo jokio nebuvo? Ne, verslo nebuvo, kol mano mažajam sūnui nebuvo 1,5 metų. Iki tol buvau tiesiog 2 vaikų mama. Verslas aplamai atsitiko todėl, kad reikėjo kažko kitokio nei yra rinkoje. Tiesiog norėjusi kažko, o ne priemonių, su kuriuom auginau vaiką pirmąją mergaitę. Tai viskas atsibodė, neįdomu, negražu. Norėjusi kažko ir sakiau vyrui, jeigu rasiu kažką gražaus, o davai kažką padarysiu. Ir tas davai išsirutuliojo jau iš kitos pusės, todėl kad mano sūnus buvo žiauriai alergiškas labai daugumai maisto ir jis tiesiog 2 metus klykė. Klykė ir 2 metus nemiegojo. Nemegau kartu ir aš. Tai, kaip reikia jaustis, kai... Labai blogai. Nežinau, kiek tai galima sakyti, kiek ne, bet aš šiaip atvirai ir Instagrame, ir su savo draugais ir artimaisiais dalinuosi informaciją, tuo, ką aš išgyvenau, kaip aš tada gyvenau. Vieniem atrodė, kad man reikia vaikų teisės iškviesti, nes man su galva negerai, kad aš tokius dalykus kalbu, bet tikrai ne vieną kartą supdama vaiką lovai, atsisėdus ant krašto, galvojau, kur garažiai yra šniūras padėtas. Ne vieną kartą. Yra tarsi tam tikros temos, kur mamos nemėgsta kalbėti arba bijo turbūt. Taip. Ir aš labai žaviuosi ir džiaugiuosi, kad aš turiu kažkokią platformą, kur galima kalbėti, kad kitos, kurios truputį pergyvena, kad taip jaučiasi ir neišdrįsta pasakyti, žinotų, kad visom praeina sunkesnių etapų. Taip. Ir kad vaikas nelygus vaikui, kad nereikia mokyti viena kitai, kad duok tą valgyti, tai miegos. Ne, tiesiog kai kurie vaikai ima ir nemiega ir mama nemiega kartu. Taip. Tik galvoju, ar dar įsigyti verslą kaip 3 vaiką buvo pati tinkamiausia mintis, ar kaip jinai gal buvo nei tinkama, nei netinkama, buvo gal keisčiausias variantas, kur žmogus savo neigiamą emociją gali padėti, savo energiją, nes jos buvo labai daug. Įsivaizduokime mamą, kuri 2 metus nemiega, tada buvo 1,5 metų, sakykime, nemiega, vaikas visada rėkia, dar yra ir kitas vaikas, ir namai, ir gyvūnai, ir vyras, ir žodžiu viskas. Ir laiko savo kažkokio, nežinau, ten apie ką mes kalbame? Gydytojus ar kažkokį pasivaikščiojimą. Ta prasme, kada? Vyras išleisdavo, faktas, jis manęs nelaikė uždarytos, bet tiesiog, tu, kad ir išeini valandai su draugiam, tu sėdi tenai ir tu žinai, kad tu grįši ten pat.
Niekas nebus pasikeitę. Tai buvo žiauriai sunku, labai sunku, bet tiesiog tuo metu, kai buvo sunkiausiai, atsirado produktas, kuris buvo tas produktas, nuo kurio aš atsispyriau ir sakau, žiūrėk, aš kažką darau. Nes man reikia ir laiko savo, kad ir darbo atrodo, kaip tik tu nepailsėsi, bet tą neigiamą emociją, tą energiją tokią negerą sukrausi, skamba gal ir keistai, nes dažniausiai verslas prasideda nuo čia labai fainai, čia viskas smagu, viskas rožėm klota, čia žodžiu viskas labai fainai, viskas buvo fainai, bet išsivystė viskas taip, kad iš kelių produktų, iš vieno prekinio ženklo tiesiog atsiradinėjo vis kažkas. Ir manęs visą laiką žmonės klausia, čia taip nuskambėjau, kaip nuomonės formuotojai sako, kad manęs daug kas klausia, tai manęs iš tikrųjų ir draugai ir artimieji klausia, kaip tu šitą radai, sakau, žinokit, aš nepasakysiu, kaip aš radau, aš juos tiesiog randu, tos produktus. Ar tai buvo visiškai nuo nulio, galvoju, kur pradėti pardavinėti, ar šiek tiek internetinė prekyba buvo Tai pažįstama? internetinė prekyba pirmą ir atsirado, ne fizinė parduotuvė. Internetinė prekyba buvo pažįstama, bet labai minimaliai, nes dirbau vienoj įmonėje, kur, žodžiu, reikėjo elektroninę parduotuvę patvarkyti, sakykime, taip liaudiškai. Tai aš nemokėjau to daryti, bet aš tiesiog išmokau. Tai ir aš šitą verslą užsiauginau ir viską pasidariau pati iš to, kaip aš viską išmokau. Tai realiai išmokau viską, sugalvojau pati ir kaip dirbti su didmena ir su mažmena ir tada dėl ko fizinė parduotuvė atsirado, nes norėjau tiesiog išsikraustyti iš garažo. Norėjau atlaisvinti garažą vyrui ir namam ir sugalvojau, kad reikia rizikuoti ir bandyti kažkaip nuomotis tas patalpas. Gal pavyks, tai pavyko. Viską darėt viena? Taip, iki šiol. Vyro palaikymas taip visada, bet kas liečia tą patį darbą, produktų paiešką, ten sugalvojimo, kokiam kainom aš dabar parduosiu, mažmenai, didmenai ir visa kita, viskas tik iš manęs. Aš iš dalies, atrodo, jaučiu ir suprantu, nes man irgi darbas yra šiek tiek poilsis, kai, sako, ar tu skiri laiko savo. Tai aš kai dirbu, tai man yra geriausias laikas savo, nes tikrai aš mėgstu galvoti su kažkokia kryptim, o ne tiesiog apie gyvenimą ir ten, nežinau, meditacija ne mano poilsio zona. Ką girdžiu, tai turbūt yra panašiai. Taip, manęs labai klausia vyras dažnai, o tai tu nenori kažkaip nusiauginti nuo rankų to kompo, nes tiesiog gaunas natūraliai grįžti, pavalgai, kad ir po darbo, ant sofos krenti ir kompas jau rankose. Nes kažko dar nepadariau, kažką dar reikia padaryti, bet tai nėra nei kančia, nei kažkoks, nežinau, kad kankinu dabar aš čia save, kad reikia, nes reikia. Man patinka, man fainai. Aišku, čia yra labai daug sunkumų ir, ta prasme, tas perdengimas būna labai dažnas, būna kartais sudarau parduotuvėje, užsirakinu duris ir tiesiog bliaunu atsisėdus, nes aš jau nebepatempiu, nežinau, kad ir vaikai, ir darbas, viskas sukrenta į vietą, išsiverkiu. Ir viskas, važiuojam toliau. Ir vėl tada jau naujų produktų norisi, gal ir patalpų jau čia naujų norėtus, vėl kažkoks naujas pasikūrimas. Tai aš manau, kad tas darbas turbūt gal visai man tinka. Kaip galvojat, gerai vaikam irgi sakyt, kad mama pavargo? Tiesiog, mamos labai mėgsta būti stiprios. Ir tokios prieš visus, prieš vyrą, prieš visuomenę ir prieš vaikus. Ar sakot, ašaros slepiamos ar ne? Ne, tikrai ne. Niekada neslepiu namuose, vaikai visada supranta, ateina, pagodžia, paklausia, kas atsitiko, kuom gali padėti. Tai džiaugiuosi, kad tikrai teisingus dalykus instaliavau į savo vaikus, kad jie yra empatiški ir rūpinasi ir mato, kad mergaitė būna kartais Markai, neik dabar, žinok, mamai labai liūdna, mama pikta, kažkokia tai mato mano emociją, jau jas atpažįsta, sako, dabar neikim, palaukim, mama turi nusiraminti, nes kartais aš noriu juos priglaust, o kartais aš noriu pabūti viena ir ant sofos pabliauti tiesiog. Nenoriu, kad niekas liestų prie manęs, o kartais kaip tik noriu, kad vaikai apsikabintų, išsiverkiu, vaikai kartais irgi kartu išsiverkia, tai aš manau, kad rodyti emocijas visas reikia. Pykti, liūdėsi, džiaugsmą, visos jos yra emocijos, visos jos yra priimtinos ir jų visų reikia. Kažką darytumėt kitaip? Buvo galima anksčiau išlipti iš depresijos? Žinoma. Nes net nežinau, turbūt daugiau gal jūs ir gilinotės, kada sako, kad yra pogimdyvinė. Jinai ne iškart ir prasideda. Labai skirtingai. Kitom, vėl konstatuot faktą, gali, žiūrinti žmogų, matai, kaip jis elgiasi ir panašiai, bet vis tiek turbūt čia yra specialisto darbas nustatyti kada, kokio lygio jinai, bet tikrai žinau mamų, kuriom ir sekančioje dienoje jau yra labai negerai ir viskas nuo tos dienos tik gilėja. Tai mano atveju buvo ta pradžia tokia, gerai, šitas vaikas nebus toks lengvas,
viskas, okei, supratau, nes pirmoji kaip gimė ir iki 4 metų mes galvom, kad to vaiko net neturim, nes tyla ramybė ir viskas buvo okei. O su juo jau buvo nuo pat tada, kai jisai atsirado šitam pasaulyje, kad jau čia bus ne taip ramu, bus aktyviau. Tai man buvo šiaip pradžia gal koks 1 mėnesis, kai pragyvensim, čia galbūt diegliukai, žanro klasika, iki 3 mėnesių diegliukai. 3 mėnesis niekas nesikeičia, 4, 6 niekas nesikeičia, darom tyrimus ir ką darom ir kas vyksta. Ir aš jaučiu, kad man viskas gilėja, atrodo lyg ir džiaugies tuo vaiku, kai jisai neverkia, kai jisai aktyvus ir kažką daro, bet kai jis tik pradeda verkti, man būdavo toks jausmas, kad man tiesiog pakaušį suspaudžia ir aš pati nebežinau, nei kas vyksta, nei gyvent noriu, nei tų vaikų noriu, realiai nieko nebenoriu. Tiesiog ką reikia daryti tokią situaciją? Eit pas specialistus, ko aš nedariau. Eit būtinai, ta prasme, vienareikšmiškai, todėl, kad tai įgilėja ir mano atveju aš turiu ir panikos atakas, ir nerimo sutrikimą, ką aš jau turėjau prieš 2 vaiką. Tai man labai pagilino šitą problemą, labai, ta prasme, randus paliko tikrai didelius, po biškį bandau išsilaižyti ir kažkaip suprasti, kas čia vyksta ir kaip čia reikia tvarkytis, bet tuo momentu viskas tik aštrėjo ir aš nejau ten, kur man reikėjo eiti, nes aš susitvarkysiu. Ir kai jau pradėjau eiti pas specialistą ir prašyti pagalbos, sako... O kiek čia laiko? Tai taip galvoju, turbūt jam buvo kokie tai 1,5 metų, su panda, tas atsiradimas ir tas toks, kad ir aš čia esu ir man gal kažką čia reikia dėl savęs pasidaryti, gal pradėti rūpinti savim, kad tas vaikas išgyvens rėkiantis ir su tėčiu, kad nesvarbu, kad miega tik ant manęs atsigulęs, gali ir ant tėčio pamiegoti. Tada ir auklė, tarp kitko, buvau susiradus gal pusmečių, kad kartais ateitų, o aš išvažiuodavau, jau kai buvo panda, tiesiog pas mamą prie kompo padirbti. Ne kažkur ten savo į spa ar kažkur tiesiog padirbti prie kompo pas mamą. Ir viskas, kur ramu, šilta ir gera. Tai sakau, jeigu žmogus jaučia, kad yra kažkas negerai, tai pirmas dalykas, reikia apie tai kalbėti garsiai, nesvarbu, su vyru, su mama, su draugiam, ar socialiniuose tinkluose, jeigu žmogus aktyvus, ir būtinai keliauti pas specialistą, nes kai šitos problemos pasidaro labai gilios, tai tada, kaip mano psichoterapeutas pasakė, Ieva, tu žinok, labai stiprėsi. Sakau, kodėl? Sako, žinok, su tokiais reikalais su kitom skyriui susitinkam. Sakau, ačiū, pagodėt. Sako, ir labai gerai, kad sako, tu kalbi garsiai, tu įvardyji visas problemas, sako, man nereikia iš tavęs nieko ištraukti, tai sako, yra jau geri 2 laiptai link sveikimo. Labai smagu. Tai, bet ne visiems taip yra, ne visi gali garsiai kalbėti. Iš tikrųjų, žmonės pamato kažką palūžusį ir jis ir kalba, oi, palūžo ten arba silpna, iš tikrųjų per ilgai buvo stipri. Ir gal gerai darom, kad šiandien kalbam ir iš visų išauginam, parodom, kad gali būti viskas gerai. Taip, bet nereikia slėpti ir to, kai yra blogai. Tai reikia kaip tik, aš sakau, jeigu mes turim nešvarius indus, tai mes juos imam ir plaunam, išsivalom. Tai kodėl mes savęs nenorim išsivalyti? Mes esam tie purvini indai ir nesvarbu, ar ten gyvenimiškos situacijos, ar sunkus vaikai, kažkokie dalykai, mes tiesiog turim tuos indus išsiplauti. Turim išsivalyti, išsišluostyti, gražiai susidėti, nes nėra nei vieno žmogaus, manau, kuris yra pasmerktas, būti nelaimingas, sirgti depresiją visą gyvenimą. Iš visko galima išlipti, tiesiog reikia labai labai stipriai to norėti. Ir šiandien mes esam labai stipraus noro rezultate, tingi panda net fiziniai parduotuviai. Turim labai kruopščiai atrinktų daiktų, kurie vieni skirti žaisti, kiti skirti labai gražiai vaikų buičiai. Kas yra populiariausia ir ko mamos labiausiai nori? Itin ir labai labai populiaru, tai yra mūsų Oli Ela lėlytės, kurias aš atvežiau ir sveikinu save, gavau atstovavimą šito prekinio ženklo Lietuvoje, tai ko aš labai dažnai siekiu prekiniuose ženkluose. Oli ir Ela lėlytės yra išskirtinės tuom, kad jos yra nepriklausomos lyčiai. Šią konkrečiai, kurią turiu, tai jinai panašiai, aišku, į fėją, jinai labiausiai mergaitėm tinka, bet kitos lėlytės, kurios yra čia, paleidus plaukučius, tinka tiek berniukam, tiek mergaitėm. Ir jų istorija ir esmė yra tokia, kad tai būtų lyg paveldėjimas, lyg prisiminimas užaugus ir iš mūsų lėlytės iškeliauja su specialiu laišku nuo lėlytės vaikui. Tame laiške dar turime ir tekstą, kuris yra parašytas slapta lėlių kalba ir pridedamas žodinėlis, kad vaikai su tėvais kartu galėtų išsiversti tą tekstą ir toks būtų labai fainas, romantiškas prisiminimas iš vaikystės. Šitos didžiosios dinkum lėlės yra skirtingų rūšių, skirtingais rūbeliais, skirtingais plaukučiais. Kitos lėlės yra mažesnės,
jos tokios labiau miego draugas ir draugas, kuris kartu gali keliauti į darželį ar net į mokyklą, todėl kad šitos lėlytės tikrai nėra amžiui pavaldžios. Taip pat turim pakabukus ant kuprinių ar rankinukų, tai taip pat turim visokių labai skirtingų, labai gražių ir jas renkasi ir suaugę žmonės, ne tik vaikai. Tai didžiosios dinkum lėlės turi rūbelius, tai galima lėlytę perrengti, galima rinktis iš jau pagamintų rūbelių arba pasisiūti patiems. Oli ir Ela taip pat turi labai fainus šuniukus. Taip pat šuniukai turi ir užkandžių rinkinį, tai tikrai labai faina dovana mažiesiems. Jeigu negalima turėti gyvo šuniuko, tai galima turėti šuniuką iš Oli ir Ela, taip pat su visokiausiais priedais. Mes su mama kartu sukūrėme prekinį ženklą Danny and Mark, tai yra trumpinys mano vaikų, Danielės ir Marko. Tai yra muslino tekstilė mažyliams, tai yra patalynė, pledukai, merliukai ir paklodėlės. Tai aukštos kokybės medvilnė, kurios aš tikrai ieškau labai ilgą laiką ir galim pasiūlyti savo klientam tikrai išskirtinę patalinę ir jaukų miegą mažyliams. Ačiū Ieva, kad dalinatės. Mama Plius ir yra apie mamas, kurios turi teisę būti visokios, kurios viena kitą palaiko, viena kitai padeda ir niekada nelygina viena kitos skausmo, nes kiekviena turi teisę būti tokia, kokia nori būti. Kartais gali būti pavargus, o kartais nuostabi verslininkė, 2 vaikų mama ir žmona ir viskas viename žmoguje. Šiandien prie mamų pripliusuosim vaikų saugumą. Kiekviena mama ir tėtis nori savo vaikam visko ko geriausio. Tikrai nori, kad jie būtų sveiki, kad būtų laimingi ir kad visada būtų saugus. Manau, šiandien laukia labai įdomus pokalbis. Svečiuosis tiesiog Lietuvos policijos legenda Dalius Mackela. Ir norėsiu pakalbėti, ar viską darom teisingai, ką turi žinoti tėvai, kad jų vaikai netaptų aukos, kaip kalbėti su vaikais, kokius ženklus pastebėti. Apie visą tai šiandien laidoje. Likite su Mama Plius. Ką daryti, kad mano vaikas netaptų auka? Tokia tema šiandien kalbam su Lietuvos policijos legenda, pristatant iš Kalniečių rajono chuligano į Lietuvos mylimiausią policininką, turbūt nesuklysiu. Žmogus, kuris studijavo teologiją, pirmiau buvo išmestas iš mokyklos, studijavo teologiją. Tuomet į policijos mokyklą įstojo iš 2 karto, nes psichologas negalėjo patikėti, kad kažkas nori būti policininku dėl to, kad nori padėti, o ne nubausti. Ir žmogus, kurį aš tikrai noriu vadinti superžvaigždė dėl pačių geriausių priežasčių, nes jeigu jau būt žvaigždė, tai už tokius gerus darbus. Dalius Mackela. Gražiai pristačiau, teisingai? Net per gražiai, iš karto norisi išeiti iš studijos, atrodo ne apie mane. Apie jūs tikrai ir turiu labai daug klausimų ir kažkodėl galvoju, kad pokalbis bus įdomus ir žiūrovam, o aš tiesiog turiu vaikus, kuriem yra 7 ir 9. Yra be galo daug istorijų nuskambėjusių žiniasklaidoj. Vien pamačius antraštę, kad kažkas nutiko vaikui, ar stoteliai pagrobtas, ar kažkur dingęs, visiems, ir čia nepaisant, ar esi mama, ar tėtis, ar neturi vaikų, atrodo nutirpsta visas kūnas, nes, atrodo, kaip padarykim taip, kad taip nebūtų. Ir galim visi konsultuotis su internetu, su visokiom dirbtiniais intelektais, bet geriausiai išgirsti iš lūpų žmogaus, kuris 27 metus dirbo tokį darbą ir matė labai arti tas istorijas. Tai ir kalbėkim, paimkim vaikus iki paauglystės, tuos, kurie yra labai pažeidžiami, ir suskirstykim mūsų pokalbį į tokį, kuris gali nutikti gatvėj, kaip padaryti, kaip kalbėti su savo vaiku, kad mano vaiko nieks gatvėje nepagriebtų ir į automobilį neįsitrauktų. Kaip išvengti arba pastebėti tuos atvejus, kur artimoje aplinkoje vaikus kažkas skriaudžia ir kaip apsaugot nuo interneto nusikaltimų. Tai ir keliaukim į gatvę.
Tai aš galvoju, kad tų rizikų taip, jų yra labai daug ir mes kartais atrodo skirstom tai tas tokias išorinės ir vidinės rizikas, ar ne? Ir tų rezonansinių, ką ir jūs paminėjote, ne, tikrai yra įvykių buvę ir kita vertus galvoju, kad ne visą laiką yra galimybė užbėgti tiems įvykiams už akių, kiek tu tą vaiką beprotintum mane, kiek tu jam beaiškintum, nes mes patys ir suaugę ne visą laiką tikime tuo, kad tai įvyks mūsų artimoje aplinkoje. Čia kalbant apie tos tokius rezonansinius įvykius, ačiū Dievui, kad jų nėra labai daug. Tai tų rizikų mes tikrai turime, tų ir mažesnių vadinamų, ir tų didesnių. Tai kalbant apie tas gatvės rizikas, ne, tai ką mes jau turim patyrę, ne, kad vaikai kartais yra labai smalsus, vaikai kartais yra labai patiklus, vaikai kartais yra labai jautrus. Tai kartais yra tų kategorijų žmonių, kurie tuo gali pasinaudoti arba papiknaudžiauti, ar ne? Tai kalbant apie tai, kad mes taip, vaikus labai daug ko mokome, tikimės, bet ne visą laiką nuo to priklauso, kad viskas bus gerai. Bet iš kitos pusės mes, vaikam, aš dabar su tėvais vienais bendravau ir jie kažkaip kalbėjo apie tai, kad jie labai pergyvena dėl vaikų nesavarankiškumo. Ir kažkaip į detalės tokias nuėjom, iš tikrųjų, ko jie labiausiai bijo, kad vaikas, grįždamas iš mokyklos, jam gali kažkas nutikti, kad jisai važiuodamas, eidamas į mokyklą, jam kažkas gali nutikti. Ir vaikas pats prašusi, sako, mano klasiokai važiuoja su autobusu, jis yra 4 ir sako, aš irgi tai norėčiau padaryti. Ir tėvai kartais draudžia tai padaryti, likti galvodami, kad jie visose situacijose tą vaiką apsaugos. Tai aš galvoju, nereikia taip kristi paniką, kad už kiekvieno kampo slypi kažkokia bėda, nelaimė ten, kad tas vaikas gali nedaug dievė būti pagrobtas, ta prasme, tas vaikas būtent yra jūsų vaikas. Bet aš galvoju, kartais reikia palydėti ir žiniomis, ir palydėti vaiką į savarankiškumą. Ir turbūt greičiausia tas svarbus dalykas - kalbėti su vaiku. Tarkim, kaip jiems sekėsi nuvažiuoti į tą mokyklą, kaip jiems sekėsi nueiti. Ir apie kitų dalykų turbūt kalbėtis reikia su vaiku, nes jau kai mes sužinom pagal jo kūno neverbaliką, kad jau kažkas atsitiko, tai kartais jau reikia pralaužinėti ledus, kad pralaužti tą informaciją, kasgi atsitiko. Tai yra kasdienis bendravimas su vaiku atskleidžia tą, kad jisai kuo gyvena, plus aš galvoju, tai padrasina jį, nes jeigu tėvam, artimiesiam, globėjam rūpi, tai vadinasi vaikas jaučiasi saugus, drąsus. Ir galbūt tada reikia pasakoti apie tas situacijas, kaip elgtis, jeigu nutiktų kažkas. Aš iš savosios patirties kalbu turbūt, ar ne, tai taip nutinka kartais. Ką rekomenduotumėt sakyti vaikam? Aš, tarkim, esu susitarus, tik kokia istorija nuaidė ir aš vis pasitikrinu su vaikais. Tai ten esam susigalvoję slaptažodį, kad niekas negali ateiti ir sakyti, na žinau, tavo mama Indrė sakė, tave turiu parvežti kažkur. Tai vaikai paklaustų, koks slaptažodis. Ir jeigu nepasakys slaptažodžio, sakau, pradėkite rėkti, bėgti ir rėkite iškart mane grobę. Ir sakau, nesvarbu, nežino slaptažodžio, vadinasi, aš neprašiau, kad būtų. Ir galvoju, gal aš jau per daug tos vaikus gazdinu, kažkokių, ir ar teisingai čia tiek į priekį prisakyti, kiek sakyti ir ką sakyti. Aš galvoju, prevenciškai gal ir gerai pokalbį tokį turėti, kaip elgtis vaikui, bet žinot, yra stresinės situacijos. Ir jeigu tas vaikas, jisai turi iš savęs tą tokį impulsą, kad jis taip ir elgsis, tai bus gerai. Bet kartais vaikai stresinėse situacijose jis blokuojasi ir jisai to negali nepadaryti. To, ko yra išmokytas turbūt ar ne, tai greičiausia, kad vaikui galbūt reikia tų žinių teikti. Tai yra žinios, kurios yra nedaug dievė, kad bus įgyvendintos praktiškai. Tai aš galvoju, kad teisingas sprendimas turbūt jeigu vaikui aiškinti, kokiais keliais eiti, nes tarkim, aš turiu irgi pavyzdį savo dukros, jinai yra 9 metų, jinai lanko mokyklą Kauno mieste, gyvenam mes Kauno rajone ir jai reikia, tarkim, įveikti, perlipimas iš troleibusų į autobusą. Jinai turi tokią patirtį, labai gražiai jos vyresnioji sesė ją palydėjo, parodė, kaip tai reikia daryti, į kurį troleibusą sėsti, kur perlipti. Ir vis tiek klaidų įvyko, jinai išlipo ne tam sustojime, galbūt ar ne, per anksti išlipo, ir jinai patenka tam tikrą stresą ir jinai skambina. Ir aš galvoju, tas, kas labai svarbu, tai turėti galbūt šitoje situacijoje galimybę visą laiką atsiliepti vaikui, kai jisai skambina, arba jisai tiesiog nori pasikonsultuoti, nes tai yra irgi bendravimo būdas, kada mes galim komunikuodami suteikti ramumą, sakykime, saugumą, paaiškinti, nes, tarkim, būna, kad vaikai verkia, ir jie įsigąsta, ir jeigu mes pradėsim pykti ant jų, tai greičiausiai jisai nepaukštame.
Tai mes tiesiog, ką su dukra darom, tai tiesiog aš jau pabandau naviguoti, ką jinai mato aplinkui, nors ta situacija atrodo matyta daug kartų, bet jinai tai viena išgyvena. Jinai yra toje vietoje, kur mes buvę daug kartų, bet jai viskas yra labai nauja, todėl kažkaip reikia ir atsižvelgti tą vaikišką psichologiją, kad ne viską, ką mes suaugę suprantam, vaikas supras tiesiogiai. Ir nebūtinai viską, ką mes bijome arba dėl ko pergyvename, vaikas pergyvens taip pat. Tai yra vaiko psichologija, tai yra ankstyvoji raida, vadina mane. Tai aš galvoju, kartais reikia pabūti savimi, kai tu buvai pats, sakykime, 9 metų, kokiomis kalbomis labiausiai tave įtikino, arba ko tau labiausiai reikėjo turbūt, ne kaip tas paaiškinama turi būti. Ir aš galvoju, tada kažkaip gaunasi sprendimo būdas toks. O tų patirčių gali būti įvairių ir nereikia bijoti tų, aš galvoju, vienas iš toks, aš atsiprašau, kad pertraukiau, bet mes labai norim, kad viskas būtų tobulai, ta prasme, viskas būtų gerai, viskas tobulai, bet, kartais ir išgąstis jis augina, kartais stresas augina, kartais ir ta nuridėjusi ašara augina vaiką, brandina ir kartu jį augina tikrai kaip asmenybę. Tai ką reikėtų vaikui sakyti, koks būtų patarimas jūsų tėvam, kad kaip pamokyti elgtis stresiniai situacijoje, kur galimai gali grėsti kažkoks pavojus? Tai kadangi gyvenam tokiam pasaulyje, kada tikrai yra galimybė ir susisiekti su artimaisiais, tai galbūt pirmas dalykas, jeigu kažkas neaišku, klausti. Ir nebijoti klausti ir turėti galimybę paklausti, tarkim, turint mobilų telefoną ar programėlės, per ką bendrauji, tai yra turėti ryšį, tie pirmieji kartai, kada vaikas jausis saugus, kad jis visą laiką bus išgirstas, jam bus atsiliepta. Toliau, jeigu kalbant apie tas viešasias erdves, tai galbūt vaikui paaiškinti, kad taip, vengti tų maršrutų, kurie yra neaiškus jos gyvenime, nes jų dar neparodė galbūt artimieji. Jeigu yra kelias iš mokyklos, tai tuo keliu, o jį greičiausiai nubrėžė mes arba aplinkybės ir vertam, kad yra saugu, tai juo ir tapšnoti namo, nes iš tikrųjų nenuklysti. Vaikai būna iš tikrųjų jie kokie mokinasi iš kitų, jie kur eina į parduotuvės, kartais juos pakalbina klasiokai, išlipti anksčiau, nusipirkti kažką ir tada atsiranda taip, kad vaikas nežino, kokį troleibusą lipti. Kaip čia pavyzdys, ne? Tai tiesiog galbūt tas klausyti tėvų ir tie pirmieji kartai turbūt turi būti kažkuria prasme tokie pamokos, o po to žinot, kaip bus. Išlips tas vaikas ir ten, kur nori išlipti, nueis ten, kur mes nežinom, bet jeigu mes su juo bendrausime, klausime, fiksuosime galbūt netgi laiką jo grįžimo namo, nes jeigu autobusas, tarkim, kaip pavyzdys važiuoja tam tikrų maršrutų, jis laiku važiuoja, ar ne? Ir vaikas dažniausiai turėtų grįžti laiku. Ir tarkim, yra buvę situacijų tokių, kada vaikas grįžta 2 valandos vėliau. Ir tada natūralu, kad tau turėtų kilti klausimų, kodėl tas vaikas grįžo 2 valandų vėliau. Ten vaikai kartais yra tokie, kurie kuria istorijas, kad autobusas vėlavo, ten dar kažkas, bet gali būti, kad tame yra grėsmių tam tikrų. Nes jeigu mes išleidžiam į švietimo įstaigą vaiką, mes jaučiamės, kad ten yra saugi aplinka. Švietimo įstaigoje aš to net abejoju, kad taip ir turėtų būti, bet po pamokų vaikai prisigalvoja įvairių dalykų. Ir nebūtinai mūsų vaikai prisigalvoja galbūt kitų, galbūt šeimų vaikai, kurie neria į tam tikras istorijas, jau į tos pirmuosius nuotykius. Ir tam, kad būtų drąsiau, jie pasitelkia pajėgas kitų, nes tai yra drąsiau. Tai vėlgi, aš sakau, akcentas yra greičiausia kalbėti su vaiku, jeigu jaučiame, matome, kažkaip vertiname, kad tai yra ne kasdienis dalykas, ta prasme, vaikas grįžo vėliau. Čia kaip pavyzdys vienas, ne? Gazdint vaikus ar negazdint? Tarkim, kažkokias mokant ką daryti, sakyti, kad gali taip nutikti, Aš galvoju ir tėvai kartais iš didelės baimės pripasakoja pačius baisiausius įmanomus scenarijus su siaubingai paaštrintom aplinkybėm. Ir ar taip rekomenduotumėte? Aš nerekomenduočiau jokių būdų, nes aš galvoju, jau vis dėlto, jeigu tai yra tėvai artimieji, tai jie turi tam tikrą didelių įvykių istorijų patirtį, ne? Ir jie tam vaikui bando kažkaip sudėti tą patirtį ir tas vaikas tikrai negeba tiek permastyti, kad tai gali nutikti, nes, prisiminkim, mes kažkaip, jeigu baimėm tuos vaikus kažkaip taškysim, tai mes auginsim tą asmenybę, kuri greičiausia į viską žiūrės labai stipriai su baime. O plus man tai primena tą Jonuko pasaką, kur Jonukas melavo visiems, kad vilkas. Ir mes taiga tampam tais pačiais tėvais, kurį vaiką gąsdina nebūtais dalykais. Vaikas po kiek laiko turbūt supras, kad tai, ką kalba jo autoritetai namuose, tarkim,
tai nėra tiesa, tai visa kita, ką mes toliau kalbėsim, gali būti lygiai taip pat, kad vaikas neprims labai rimtai, sakys, čia jie aukauja, čia jie perdeda, čia jie meluoja galiausiai. O kai vaikas užšiepia melą, greičiausiai tai jau tampa žaizdomis. Bet žinant tam tikras istorijas, kai kas jau yra ir nemelas, nu, bet tos galimybės, kad kažkas kažką nusivestų už rankos, pagrobtų, pasiimtų, jos yra tokios istorijos nuo senų laikų. Aš turiu draugę, už mane vienais metais vyresnė, prieš daug metų Kaune ją pagrobė mažą. Ir jis sugebėjo apsimesti, filmus žiūrėdavo, sugebėjo apsimesti ją prie namų durų, kad įkvėpė ir, žodžiu, suvaidino vaikas, kad užmigo, ją paguldė ant mašinos galinės sėdynės, važiavo, senovinės mašinos, tos, kur, gali atsidaryti, jinai tol gulėjo ir vaidino, kol pajuto, kad sustojo prie sankryžos mašiną ir kai pradėjo važiuoti neišvažiuojančios iš šoko mašinos. Ir įsiminė automobilio numerius. Tai galvoju, čia istorijų įvairiausių vyksta ir kad taip stresiniai būsenoj susitvarkytų vaikas, turėtų būti vis tiek, nežinau, čia ar patirtis, ar filmai matyti, ar tėvų pasakojimai kažkokie, taip išspręst problemą. Ir aš norėčiau, kad mano vaikai neprarastų kalbos dovanos. Jeigu atsitiktų kažkas, jie reaguotų. Ir nežinau, kaip tą padaryti. Ką jiems sakyti? Aš galvoju, tas istorija, kur dabar papasakoti, tai čia yra fenomenalu. Ir kartais gal tie vaikai labiau moka elgtis, negu mes jiems bandom papasakoti, ne? Bet ar visi vaikai taip galės elgtis, tai aš negaliu pasakyti. Aš negaliu pasakyti, kaip mano vaikai elgtųsi toje situacijoje, nors atrodo ir to moka, ir tą pasako, ir tą kalbi. Tai aš atsimenu tokią istoriją, ką jūs dabar papasakot, buvo tokia Kaune įvykusi Pikolų gatvė, kada toks vyresnis žmogus išsivedė mergaitę. Jai buvo viso labo, aš galvoju, gal 7 metukai. Ir ten buvo iš tikrųjų toks akibrokštas, kai žmogus stovėjo už darželio tvoros ir auklėtojos tiesiog, ten buvo savaitinis tas darželis, sako, kieno senelis atėjo. Ir mergaitė pakėlė ranką, sako, mano. Nes jinai kažkada buvo mačiusi savo senelį su tokiu pačiu rūbu. Ta prasme, džinsinė striukė buvo. Jie nubėgo, įsikabino ranką ir jie nuėjo. Už valandos atvažiuoja darželį mama ir sako, kur mano dukra? Sako, tai senelis įsivedė. Ir jis sako, koks senelis? Ir pasirodo, ten mes dirbom labai aktyviai, ten buvo toks vienas iš pirmųjų kartų, kada buvo įvykęs toks Kaune įvykis, tai ir aš atsimenu, kaip elgėsi ta mergaitė, tai jinai nei šaukė, nei rėkė, jinai nebuvo žalojama, jai nieko blogo taip ir kaip ir nenutiko, bet tiesiog jinai sustresavusi, atpažinusi, kad tai yra svetimas žmogus, nors auklėtojos buvo už tvoros ir jų labai buvo daug, ten nes jos kalbėjosi ten krūvoje, vaikų buvo, jinai tuo metu nesugebėjo ištarti nei vieno žodžio. Ir ją tiesiog nusivedė tuo metu iki Varnių gatvės, ten iki daugiabučių ir mes, galvoju, gal prabėgus 12 valandų tą mergaitę radome tame bute. Tas vyras pasirodo turėjo tam tikrų sveikatos sutrikimų. Jisai jos neskriaudė, ten jis gyveno su mama, kuri taip pat turėjo sveikatos negandų kažkokių. Tai, sakykime, pakankamai gerai pasibaigęs įvykis. Bet kalbant apie vaikus, kaip jie kartais pasielgia realiuose tose situacijose, nes tai, ką pasakėt jūs apie savo draugę, man tai filmas, kaip įmanoma, tai galbūt tas vaikas tikrai buvo arba augesnis, arba jisai labai buvo orientuotas, arba tiesiog jis, turėdamas tą vaikišką suvokimą, jis pasielgia labai teisingai, rizikavo labai stipriai, bet tuo konkrečiu atveju, kurį man teko išgyventi, patirti, tą mergaitę iš to buto išsivesti, tai ta mergaitė nepratarė žodžių, iš tikrųjų, nes jinai labai buvo išsigandusi. Šiaip visų tokia pati reakcija, aš irgi, kai labai išsigastu, man nuo vaikystės nei verkiniai, nieko, tiesiog sulaikai kvapą ir atrodo širdis ima stoti. Tai gerai, tai ką daryti su vaiku, jį treniruot kažkaip? Ne, vaiką, kaip tu, aš galvoju, kaip čia pasakyti, kaip čia neperlenktos lasdos tarp to, kad mes galvojam, kad mūsų vaikas pateks. Aš galvoju, tokie dalykai kaip mokymas vaiko tokio, kad tarkim, vienam neiti maudytis, nes yra, ta prasme, pavojinga, ne? Ten, kad suaugusių nėra šalia ir aplamai mes ugdom tuos vaikus tam tikrose situacijose, kas yra įprasta, bet tos tokios dienos X, ne, apie kurias mes kalbam, kad
Aš manau, kad aplamai vaikui reikia labai paaiškinti, kad yra saugus ratas ir nesaugus ratas. Tarkim, yra nepriklausomai nuo to, ar tie žmonės patikimi, nepatikimi atrodo, bet jeigu jie nepažįstami, neiti su jais į jokį kontaktą. Atpažįsti, kad, prasme, čia kaip pasakyti, čia kaip tie šuniukai, kurie nedresuojami, jie eina prie visų, glosto visi jos, kas nori, o vaikai turbūt turi suvokti, kad yra artimųjų saugusis, ta saugi aplinka, su ja reikia ir komunikuoti, o visa kita aplinka, kurie yra iš tikrųjų ta svetima, tai galbūt neiti jokį kontaktą su ja iš viso. Neiti jokį kontaktą su ja, nesibovinti iš tikrųjų, ten galbūt nepabijoti pasakyti galbūt žodį ne, nes, atsimenat, turbūt būdavo tas toks, negalima imti saldainių iš svetimų dėdžių. Buvo ta istorija tokia, kad svetimi dėdės duoda saldainių. Ir jeigu mes istoriškai atsimenam, iš kur ta istorija atsirado. Gyveno Kaune toks žmogus, kuris nešiodavo saldainių daug kišenėse tam, kad vaikam tai būtų pirmasis kabliukas. Jisai tuos kabliukus užmesdavo saldainiai jie būdavo tas garantas, kad dėdė yra geras, tas dėdė vaišindavo limonadais, apie jį paskui istoriškai kalbam kaip apie garsiausią Lietuvos pedofilą. Tai tas žmogus turėdavo tam tikrų gabumų tuos vaikus suvilioti primtina, kaip ir atrodo, kaip vos ne kalėdų senelio tokia amplua. Tie vaikai patikėdavo, nes nepamirškim, kad vaikai yra patiklus. Jie nėra tokie kaip mes, pilni baimių kažkokių, pilni tokių visokių patirčių. Vaikai yra skaidrus, jie labai neturi daug tos patirties, bet apie tokius dalykus reiktų kalbėti. Turbūt vaikam ankstyvam amžiui, tokiam, kad yra ta saugia aplinka, yra nesaugia aplinka. Kas yra saugia aplinka? Tai saugia aplinka turbūt yra švietimo įstaiga, saugia aplinka yra turbūt mūsų artimųjų ratas, giminaičiai ir visi kiti dalykai. Nors, kita vertus, mes ir kalbėjom kažkada, kad vienas žmogus, tai yra toks išsakęs nuomonę, kad vaikus čia grobė, prievartauja, juos žaloja, ta prasme, nėra pas mus Lietuvoje, ačiū Dievui, tokios dar tendencijos, nes pagrindė tai, kai vaikai patiria smurtą ar seksualinį smurtą, tai yra šeimos, jų asmenės šeimos. Tai yra visokiausi globėjai, visokiausi ten patėviai, seneliai ir kiti tokie. Nusikaltimų Lietuvoje, ne? Sakykime taip, tie nusikaltimai, jeigu kalbam apie tos vaikų išnaudojimus, arba prekybą jais, tai nenutinka su tuo išoriniu priešu. Neteina kažkas iš gatvės, taip yra tų ateinančių, taip mes turim tos žmonės, kuriuos įvardinam kaip iškrypėlius, žmonės, kurie tikrai naudojasi jaunų žmonių galbūt tą nepatirtimi, bet dažniausiai, kur mes fiksuojame, sakykime, pareigūnai fiksuoja, tie nusikaltimai, kuriuose tikrai yra labai daug skausmo, tai nutinka viduje šeimose. Ir ten tų istorijų mes turime, kada artimųjų, netgi mamos žinodamos apie tai, bet labai mylėdamos savo sugyventinį, toleravo. Arba, tarkim, tai toleravo. Yra bendri vaikų bruožai, kuriuos galėtume įvardinti, kad jeigu pamatytume, kad vaikas kažkaip taip, kažkoks pažįstamas, elgesi, nežinau, kažkokiuose būreliuose, kad galėtų ir svetimas žmogus identifikuoti, kad toj šeimoje galbūt yra šita problema ir padėti galėtume. Ir tose istorijose buvo tie liudininkai ir čia galbūt peršokom tą tematiką, bet iš tikrųjų, kai kalbė, atrodo, kad mes turime tėvai kalbėti su vaikais, bendrauti, kad kažkas tau nenutiko, matom pokyčius to elgesio. Ir kaip čia elgtis toj situacijoje, kai tie, kurie turi matyti, jie tyli, tai įdomiausia, kad visose tose istorijose daugiau mažiau ten mokytojai, klasės auklėtoja, klasiokai po to sakė, jo, mes matėm tą pasikeitimą, kažkaip, ta prasme, tas žmogus tapo uždaresnis, baugesnis, kažkaip mažiau bendravo, į draugystės nėjo, bet tai, kadangi sako, tai yra ne mūsų kaip ir reikalas, tas vaikas auga kaip iš pažiūros ir tokioj padarioj aplinkoj, o pasirodo ta aplinka buvo jį labai stipriai išnaudojanti. Tai aš manau, kad tie žmonės, kurie atsakingi, nes aš galvoju, yra kelios tos turbūt tokios, sakykime, vietos, kuriuose vaikas ugdomas, tai yra šeima visų pirma, tada yra švietimo įstaiga, kuri irgi taip pat prisiema atsakomybę už tam tikrą palydėjimą jo gyvenime. Tai ir galbūt dar yra, tarkim, būreliai, kažkokie užsiėmimai, užklasinė veikla, kur irgi yra vadovai suaugę. Tai jeigu taip kažkaip jau pastebim tos pokyčius, tai reikia netylėti. Mokam, galim turbūt kažkaip labai atsargiai, kažkaip, taip labai neįskaudinant pabendrauti su tuo vaiku, ar ne? Ta prasme, galbūt ir tai kartais nutinka. Ir mes turim tokią patirtį su
tam tikra žmonių grupė, komanda, mes važiuojam į tam tikras įstaigas, kalbam, mes tiesmukiškai kalbam, jo, mes neviniojam žodžių į vatą, ten tarkim, bet mes kalbam apie priklausomybės, kalbam apie patyčias, apie didelį jų žalą ir kalbam ir mažiem vaikam. Nu kaip mažiem, nu jie nemaži, mano dukra, jeigu 9 metų pavadinsim maža vaiką, tai jinai sakys, tėtė, aš nemaža, jie yra jau nemaži, jie yra dideli ir tas mažinimas jų taip pat, galvoju, juos skaudina kažkuria prasme. Tai aš atsimenu po vieno renginio, jau ten buvo truputį augesnė mergaitė, priėjo su draugė, įdomiausia su draugė. Ir ta draugė prie mūsų priėjo ir sako, mes norim su jumis pasikalbėti, bet matom, kad viena mergaitė net nekalba. Ir sakom, apie ką? Ir ta prasme, ta draugė tokia, iš tikrųjų, lenkiu galvą prieš tokius draugus ir linkiu visiems jų turėti. Ir jinai pasakė, mano draugė galvoja apie savižudybę. Po šito pokalbio, ta prasme, tai, ką jūs kalbėjote, nori pradėti kalbėti apie tai atvirai. Ir ta prasme, ir mus šiek tiek išjungia, ar ne? Ir tu matai jauną žmogų pakankamai, kuris, ir pasirodo, tos visos bėdos buvo ištikę artimoje aplinkoje. Bet labai smagu, kad iš tikrųjų atsiranda, net nesuaugęs, atsirado draugė, kuris sako, aš tave nuvesiu už rankos pas tos suaugusius ir pradėkime apie tai kalbėti. Ir dar vienas labai skaudus dalykas, kuris liūdina iš tikrųjų, tai yra iš kartos į kartą, kai švietimo įstaigos apie tai vengia kalbėti. Netgi švietimo įstaigose pastebėti tie tokie, tarkim, pirmosios užuominos, jos būna marinamos. Kodėl? Todėl, kad greičiausiai nesinori gadintis reputacijos. Dažnai tai nutinka prestižinėse gimnazijose. Tai nutinka gimnazijose, kurios yra kalbančios apie tai, kad pas juos labai viskas yra gerai ir staiga ištinka negerai. Tai vietoj to, kad parodyti tą gražų žestą, tokį gestą, kad mes darysime, kad būtų dar geriau, ar ne, tai kartais tai yra retušuojama, nesinori gadintis tos reputacijos, o vaikas tai kenčia. Ir tų kenčiančių vaikų ir su labai nelaimingom pabaigom mesgi turim labai daug Lietuvoje. Tai aš galvoju... Kai matom tylinti vaiką, negalvokim, kad čia jo charakteris arba palikim jį ramybėje, o prieikim ir paklauskim kažkaip ir gal ne tik, ar tau viskas gerai, nes dažniausiai atsakys turbūt taip. Kažkaip rast laiko daugiau pasikalbėti. Daugiau, būtent daugiau, ne tai, kad ar tau viskas gerai, jo man viskas gerai ir tau atrodo, kad viskas gerai, bet daugiau laiko skirti, nes tas ilgesnis pokalbis iš tikrųjų tu supranti, kad pirmasis sakinys buvo apie nieką ir tu tą sakinį labai dažnai kartoji, ar tau viskas gerai, o kai pasikalbi galbūt kantriau ir galbūt netgi per nenorą, tu supranti, kad buvo verta iš tikrųjų kartais ir tada jau sprendi problemas, kurios tikrai yra, jas identifikuoji. Ir kalbant apie pasikalbėjimą per nenorą, viena iš tokių vietų, kur labai lengva nieko nesakyti apie tuos pokalbius, bet kartais taip įtraukia, kad po to labai sunku iš to išlipti, yra įvairūs socialiniai tinklai ir visos bėdos, kurios gali užklupti internete. Ar daug Lietuvoje yra dažnos tos istorijos, kur tikrai tokio, vis dar kalbam apie mažus vaikus, kurie dar tikrai tais telefonais, bet jie labai greit, labai imlūs, labai greit pradeda bendrauti, labai greitai ten atrodo nieko visi, tėvai uždeda tas tėvų kontrolės, atrodo, kad jokių appsų neprisiunčiam nieko ir staiga vis tiek jie randa, kur su kažkuo kalbėtis. Ar yra daug blogų, nežinau, kiek dažna bloga baigtis kokia nors ir kiek populiarios, nenoriu sakyti tokio žodžio, populiarios bėdos, bet kiek aš supratau. Baisu yra. Aš manau, kad baisu. Tikrai baisu, kiek man tenka susidurti, atrodo, kaip padėti, nes yra labai istorija pažengusi. Ir tai nenutinka žmonėms, kurie, tarkim, labai jau tokie vyresni. Vaikas yra naivus, ne? Visgi, aš galvoju, mes savo amžiuje turėjom tam tikras grėsmės. Jos ištikdavo galbūt gatvėje, ne? Galbūt kažkaip dar iš kažkokių pavyzdžių mokinomės. Dabar vaikui yra padėta ant stalo galimybė suklupti labai ankstyvam amžiui. Tavarsi, tų pagundų visokiausių, kurios yra labai gražiai pintos, tie blogi pavyzdžiai, tai yra didelė grėsmė jauno žmogaus gyvenime, ypatingai mažamečio, ne? Tai aš galvoju, jo, labai gerai ta tėvų kontrolė, galbūt savalaikiu metu riboti tą tokį galimybę tam kontroliuoti, žiūrėti istorijas, kas ir kainuoja labai daug laiko, atrodo. Vieną kartą pažiūrėjai, kitą kartą pažiūrėjai, paskui, galvoju, numoji ranką,
nes tos prieigos, bet yra galimybės dabar blokuoti tam tikrus tinklus, blokuoti prieigą prie kitų, bet tu matai, kad tos medijų pasaulis, tas, sakykime, kuris kesinasi į mūsų vaikus, jie apeidinėja visą tai. Tu įeini į patį kažkokį... Mes manom, pavyzdžiui, aš galvoju, kad aš esu jaunos kartos, kad aš žinau visus appsus ir kad ten aš čia neduosiu jums nei Snapchato, neduosiu ten tų TikTokų, Instagramų. Yra Robloxas, toks žaidimas, appsas, kuriame gali viduj prisijungti ir kalbėtis. Tai net per žaidimą, kur tėvai gali manyti, kad tai yra tik platforma žaisti, tai yra platforma, kur gali ateiti nepažįstamasis į pokalbius, į grupės tokias ir tai prasme. Tame aplamai medijose, tam virtualiam pasaulyje yra labai daug grėsmių. Čia kalbant ir apie tai, kad vaikas yra įtraukiamas į tam tikrą kažkokį pokalbį, kuris pasibaigia tragiškai. Lygiai taip pat yra tie dalykai, kai mes galime vienas iš kito šaipytis, tyčiotis, nenaudojant tam tikrus nikus, kurie, tarkim, anoniminiai, negali prieiti, bet tu vaikas jau patiria tame ir aš galvoju, kuo mažiau tas vaikas mirks tokiuose dalykuose, to tikrai bus, žalos tikrai nebus didelės, apart to, kad galbūt mes pyksime su vaikais, kad aš noriu, aš nesuaugę, jie mokosi iš pavyzdžių. Vat kiek mes laiko praleidžiam tose telefonuose, jie taip pat tai nori daryti, bet aš galvoju labai stipriai vertinti, kad jie ne viską supranta tas grėsmes. Ir tikrai tos yra istorijos, kada man vienas toks, brolis mergaitės, kuriai 13 metų. Čia mes, aišku, amžiaus tai toks, bet tai gali nutikti turbūt greičiausiai ir tame ankstyvam amžiui, o vaikai dabar gimsta su telefonais. Tai 9 metų vaikas, jis telefoną valdo turbūt, aš labai noriu nesuklysti, bet turbūt kartais negu suaugę geriau. Jis valdo tą telefoną taip stipriai, nes jam tai nėra nauja, jisai užaugo su tuo. Ir yra tos programėlės, ir tikrai tų istorijų tokių yra, kada suaugę vyrai tiesiog kartais prisistato, sakykime, ne tais, kurie yra. Ten atsiranda draugų labai visokiausių, atsiranda pasitikėjimas, tada susirašinėjimas, tada nuotraukų pirmųjų siuntimas, tada ypatingų nuotraukų siuntimas ir vaikas patenka į tam tikras pinkles. Ir tikrai tų istorijų nėra mažai, kada vaikas pasitikėdamas, kad bendrauja su tam tikrų savo draugų vienmečio, ten yra viso labo vyras arba, sakykime, tas vyras, kurie yra turintis labai labai blogų polinkių ir vaikas patenka į tam tikrą tokį, kaip pasakyti, tėvam nepasakysi, o tas žmogus šantažuoja taip, kad tu negali iš to išeiti, jis prašo vis daugiau ir vaikas grimsta. Ir čia galvoju, mes, tėvai, artimieji, turime kontroliuoti tokius dalykus, matyti, ką vaikas veikia mūsų tose virtualiuose pasauliuose. Ir galiausiai reikia vaikams pasakoti. Taip reikia būtinai. Aš manau, kad būtinai reikia, kad... Nes aš irgi, aš nežinau, aš gal per daug prigrasinus tiem vaikams, kaip aš negrasinu, bet atrodo, nekuriu istorijų, bet aš jiems sakau, žiūrėkit, yra blogų dalykų, mums nereikia naujų draugų, naujų pažinčių, galim nueiti ir susirasti juos gyvai. Taip. Interneto draugų mums nereikia. Jeigu kažkokiu stebuklingu būdu jums parašė, prie tavo ten to Robloxo ten prisidžoinino kažkoks, ko tu nepažįsti, nežinai vardo pavardės ir mamos nesimatęs, tai išmesk, nereikia. Čia yra problema, mums nereikia jos. Ir kad čia gali būti blogai, kad vyksta, vis tiek labai garsiai tos mūsų mergaitės su autobusų stoteliu, visu to naktiniu istorija garsiai nuskambėjo, vaikai ją girdėjo ir vis buvo pagrobė, tai kažkaip vis tiek ir sakom, taip gali atsitikti. Vat šitas kelias irgi gali būti, jeigu tu bus kažkoks nepažįstamas. Tai man vaikai vis pasako, kad jeigu čia kažkoks prisidžoinino, reikia išmesti. Sakau, išmetė, taip išmečiau. Tai gerai, jeigu tas, bet aš galvoju, tas toks sugebėjimas bendrauti, pasakyti mamai arba artimiesiam, labai geras dalykas yra. Bet aš turiu tokią istoriją, vieną apie 10 metų mergaitę, kur brolis kažkada kreipėsi, o viskas vyko labai labai nekaltai, ten aš neatsimenu per kurią mediją, bet žodžiu, susirašinėjimo programėlė, kad mes norim pasirašinėti kartu, ten įgavo tokį pasitikėjimą, nes buvo siunčiamos nuotraukos. Ir ten tiesiog kažkaip, taip gražiai apžaidė tą vaiką, kad sako, labai noriu pamatyti tavo nugarinę nugarą, ta prasme, ar tu gali nufotografuoti savo pečius? Ir ta mergaitė nieko nesuprato, kažko įtartino, ir ten užteko kelių nuotraukų, ta prasme, kol ta mergaitė papuolė į tą tam tikrą šantažo liūną, ir jinai paskui siuntė nepatikėjęs kokias nuotraukas tam žmogui. Ir tas brolis labai išgyveno, jis negalėjo patikėti, ta prasme, kad tai nutiko su jo sesute, kuri atrodo tokia išmintinga buvo ir jinai padarė tą klaidą, ta prasme, ir jai kaip mergaitė labai buvo gerai, jeigu vaikas
turės drąsos ateiti pasakyti, mama, tėti ten arba močiutė arba globėjau, įvyko tokia klaida, aš tiesiog susirašinėjau, įsiunčiau, bet baisiausia, kad šitose istorijose vaikas bando pats išeiti iš tų istorijų, galvodamas, kad jeigu jau padarys tai vadinasi nustos šantažuoti. O tie žmonės žino irgi apie vaikų psichologiją labai nemažai ir jie toliau eina į priekį. Ir čia reikia pastebėti, greičiausiai tau. Ir čia tikrai buvo vaiko, ir tas brolis sako, matėm, kad jinai pasikeitus, bet sako, jau ketvirtokė, pagalvom, kad jau gal tokia didesnė, kažkokia brandesnė tokia. Ir kažkaip taip gavosi, kad, jau sako, kažkur prasileidom labai stipriai. Tai sugrįžti paskui buvo labai sunku, nes jinai sulaukus 11 metų, mergaitė planavo savižudybę. 11 metų. Tai yra istorija, kuri tokia, ir galvoju, tas 11 metų vaikas mažas ar didelis, bet matyti išgyvenimai buvo labai labai sunkus, skaudus. Ir jai buvo labiausiai, kas tai buvo gėda. Labai gėda buvo, kad jinai nuvylė savo artimuosius. Ir paskui kalbėjausi, ten specialistai dirbo su ta šeima, kad jinai nenuvylė, jinai papuolė į suaugusių žmonių, kurie naudojasi vaikais pinklės. Ir jai buvo paskui padėta ir ten ir įstojo teisingumas ir atstatė kaip ir tą pusiausvyrą, bet tokių žmonių yra ir daugiau. Galvoju, kažkaip mum bekalbant, dar vieną išeitį, kad vaikai, jeigu kartais išsigąsta kalbėti su tėvais, kaip svarbu vaikam formuoti požiūrį, kad policija mums padeda. Nes vis dar, aš taip tikiuosi, kad jau mažėja šitas požiūris, bet vis dar būna, kad tėvai kartais sudrausmina vaikus, kas man atrodo klaida, kur ten kažką nedarysi, tai čia policininkas koks ateis. Ir nuo šitų mažų detalių, to mažo vaiko galvoj ima atrodyti, arba ten užsisek diržą, policija sustabdys. Ne policija sustabdys, o ištikus nelaimiai bus mum bėda. Ir kad kaip stengtis visada vaikui įsodint kaip 2x2, kaip 2+2 vaikui, kad jau jeigu išmoko raidę skaityti, išmoktų ir tai, kad policininkas yra tas žmogus, pas kurį gali nueiti pagalbos, o ne kad išsigąsti, kad kažką blogai darau. Ir kad jeigu kartais bijau pasakyti tėvam, tai kad net ir visai mažas vaikas nebijotų prieiti prie policijos pareigūno ir pasakyti, aš patekau į bėdą. Aš manau, kad tie laikai kažkiek ir pasikeitė, nes seniaugi kuo gąsdino policininkais ir ragino mane, arba ten dar kažkuo, bet aš manau, kad vaikai ne tiek, kiek mes ką kalbam, supranta labiau kaip pavyzdį, o jie mus stebi. Taip kaip mes iš tikrųjų elgiamės, taip ir vaikai dažniausiai elgiasi, ar ne, jie atkartojantis žmonės. Jie imasi iniciatyvos sekti herojais, o herojai kas yra artimieji. Jeigu vaikai kartais girdi, kai tėtis, mama arba kažkas kalba apie policiją blogai, taip tas vaikas eis pas tos policininkus, nes tėvai kalba, kad tai yra blogai. Ir labai tas kontroversiška gali būti, kad jeigu mes kalbame apie policiją ar, tarkim, apie kitus darbuotojus, kurie turėtų padėti blogai, tai tas vaikas niekada negalvos, kad tai yra tiesa. Mes sakysim vaikui, eik pas policininkus, jeigu ištiko bėda, bet šiaip policininkai yra blogi. Dabar tai vaikas sakys, tai kur tiesa, kodėl aš turiu eiti, o jūs negalite tai padaryti, arba kalbate apie juos labai blogai. Tai aš manau, kad reikia suvokti kad tai, kažkaip reikia prisimti mums suaugusiam atsakomybę. Tai, ką kalbame, vaikai atkartoja ir po to mes bandom mokyti atvirkščiai, negu mes patys elgiamės, tai yra labai didelė klaida. Tai aš galvoju, kad viskas prasideda nuo sąmoningumo. Turbūt visi dori piliečiai supranta, kad pareigūnai nėra ta instancija, kuri pasiruošusi bausti, arba ten gaudyti dėl to, kad kažkam pakenkti. Tai turbūt tėveliai. O laikas jo dabar yra kitoks turbūt, vaikai labai drąsūs, jie drąsiai lipa į tarnybinius automobilius, nori nusipaveiksluoti, nori kažkaip, jie turbūt su tais pareigūnais į automobilį pasėdėti, seniau to nebuvo, tai vaikai kartais sąmoningesni. Ir aš atsimenu, kažkada šventėse būdavo, kad ateina tie vaikai prie automobilių, jau čia toks jau paskutiniai tie metai mano tarnybos buvo, vaikai nori balionų, o matai, kad tėveliai mus žiūri labai kažkaip priešiškai. Dabar gal turėjo kažkokių susitikimų su pareigūnais, gal kažkas nubaudė yra. Ir labai keista, kad vaikai draugiškai su mumis bendrauja, o tėveliai matosi, kad turi šiokį tokį nusistatymą. Tai iš tikrųjų galvoju kitą kartą, ne viską, ką mes kalbame, o kartais taip, kaip mes parodome savo elgesiu, galbūt pavyzdžių, labiau vaikam kalba negu žodžiai. Ar galėčiau pabaigai paprašyti tokius kelis tada pagrindinius patarimus tėvams suformuluoti, ką
galim pasakyti vaikam, kad bent truputį juos apsaugotume? Ar padėtume, nežinau. Aš galvoju, tai visų pirma būti... Pirmą girdėjau, leisti būti savarankiškais. Kartais leisti važiuoti ir autobusais ir pažinti pasaulį po truputį ir patiem. Ne vien iš... Aš manau, kad taip, nes kažkaip leisti, taip, sudaryti galbūt galimybės vaikam augti. Jos ne visą laiką bus lengvos. Aš tikiu, kad yra daug tėvų, kodėl jie vežioja vaikus iki mokyklos, nuo mokyklos į namus ir, ta prasme, jie turi tam laiko. Aš tikiu, kad jie turi tam laiko, bet yra net visą laiką taip, kartais tėvai galvoja, kad tai yra saugiau. Bet vaikas turi augti kaip brandi asmenybė, turėdamas ir galbūt blogesnės patirtis, galbūt ir mokėti savarankiškai padaryti tam tikrus dalykus, kurie mums atrodė kažkada normalūs. O kitas dalykas, tai galvoju, reikia tėvam, artimiesiam, globėjam, būkime draugais vaikų, o ne tik tėvai, kurie už vaikus daug kas sprendžia, už vaikus nusprendžia, už vaikus atlieka, padaro, bet galbūt kažkaip leiskime būti jiems tais vaikais, kokie mes buvome, bet mes turim patirtį, tai tą patirtį duokime jiems, bet kažkaip negyvenkime už vaikus gyvenimo. Tegul jie gyvena savo gyvenimą su mūsų patarimais, mūsų pagalba, bet nekenkime tuo, nes tas, žinot, yra tie vaikai, kurių nemyli ir yra permylyti vaikai. Ir aš galvoju kartais, kurie labiau kenčia. Ir tie turbūt. Tai turėkime tą viduriuką tokį tarp to, kad mes mylime, gerbėme vaikus juos, netgi jeigu jiems 9-10 metų mes juos žiūrime kaip į žmonės ir palydime juos savo patirtimi, bet būkime geri, nedarykime to visko už juos, nes kitaip jie niekada to neišmoks. Aš tą turiu patiriminį tokį dalyką ir žygiuose, ir tu matai, kad vaikas 12 metų sako, dėdė Dalia, ar gali man batą užriešti? Sakau, tai nejaugi tu nemoki to padaryti. Ne, man už mane tai daro visą laiką mama. Rimtai, tas vaikas iš tikrųjų, jisai taps patyčių objektu. Mes kartais negalvodami, stengdamėsi dėl tų vaikų daryti jiems gerą, mes su jais kartais iš tikrųjų eksperimentuojam, kad su jais kiti gali pasielgti labai negražiai, nes mes daug ką padarom už juos. Tai aš manau, kad būkime draugais vaikam, būkime ne tik tai tėvai, bet būkime draugai. O tai yra labai svarbu, bet aišku, atskirkime tą draugystę nuo tėvystės, nes kartais mes turime būti tais autoritetais, kurie ir tokie esam griežtesni. Ačiū labai ir nepamirškim su visais kalbėtis, tiek savo, tiek kitais vaikais, nes paklausti vieną klausimą, dažniausiai atsakymą išgirsim labai trumpą, o jeigu pakalbėsim ilgiau, galbūt būsim gyvybiškai svarbus to žmogaus gyvenime ir galėsim prisidėti prie žmogaus išgelbėjimo. Ačiū, Daliau, kad prisijungėt prie manęs, labai smagu. Dar galėsim pasimatyti. Žinoma. O aš dar norėčiau padėkoti Laurus Sky, nuostabiai erdvei esančiai Kaune, su nuostabiu vaizdu į visą Kauną, už tai, kad suteikė vietą susitikti su mylimiausiu Lietuvos policijos pareigūnu. Nors tai buvo 27 metų karjera, bet manau, kad mylimesnio už Dalių vis dar nėra. Taip, klausau, dukrytė. Labas, tėti, paimsi mane 17 valandą. 17 valandą ir kur tave reikės dėti? Į dailę nuvežti. Mažutė, kodėl 17? Nes man komunija. Teisingai, tai tave reikės paimti iš kur? Iš Kauno pilies gali stotelės. Gerai, tai mes galim susitarti konkrečią valandą. Ne. Prie kiniečių. Tai 17:00. Mane paleis be 5:05. Taip. Ir aš nueisiu per 5 minutės. Klausyk, o kaip tu nuvažiuosi į miesto centrą? Su draugiam važiuoju jau. Aha, supratau. Tai vadinasi drąsiau. O jeigu viena važiuotum, būtų baisiau? Taip. Ok, ašarų nebebus? Ne. Gerai, telefonas pakrautas? Dabar pažiūrėsiu. 92. Super, viskas, būk įjungus garsą, jeigu reikės, aš paskambinsiu. 17:00 paimu tave nuo kiniečių. Gerai, ate. Ate.